Tai treneri, sveikinu su pergalė, pagaliau prieš Energiją ir koks jūsų komentaras bendras apie rungtynės? Sveikinu taip pat ir aš visus. Pirmiausia, noriu pasveikinti žaidėjus, kurie įdėjo labai didelį darbą. Pirmas kėlinys buvo nuostabus, labai pradėjom energingai, kovingai, gynyboje praktiškai nedarėm klaidų ir buvom savo vietose visi. Daug apie tai kalbėjom po praeito savaitgalio, sakyčiau, fiasko prieš Panthers, buvo labai sunku ir gynybos zona nebuvo tokia tvirta, kokia turėtų būti. Ir matau, kad išvadas padarėme visi kartu su žaidėjais ir gynyba tikrai buvo stipri. Tai pirmas kėlinys buvo tikrai vienas geriausių šiam sezonui. Aišku, antras kėlinys jau šiek tiek prasidėjo kitaip. Žinojom, kad bus nervingas mačas, bet atlaikėm tuos gynybinius momentus, jų puolimą aštrų. Daugumoje dėja nepavyko įmušti, reikia dirbti ties daugumą. Jeigu patemptume daugumą, būtų visai kiti rezultatai ir su kitom komandom. Dabar mažuma labai gerai žaidžia, bet dauguma šlupčioje. Jau norisi pakelti greičiau daugumo žaidimą 5-4. Ir būtent šnekant apie daugumą, kai turėjot 5 minutės, panašu, kad Timūras mušė ir įmušė įvartį, tačiau jis nebuvo įskaitytas ir nesimatė kažkokio protesto ar net peržiūros, tada kai vartai sujudėjo. Mes nenorėjom imti, nes ką rodė mano planšetė, kad buvo labai diskutuotas įvartis. Tai jeigu mes būtume paprašę challenge'o, tai būtume gavę 2 minutės, jeigu mes neteisus. Tai norėjau tą palikti teisėjams, tai jie nusprendė neperžiūrinėti. O aišku, Iljos, tai tikėtina, kad įvarčio nebuvo, nes tikrai lazda buvo virš vartų. Jeigu lazda yra virš vartų ir liečiamas ritulys, tai įvartis neužskaitomas. Ir šiandien taip tikrai girdėjome, kaip sirgaliai palaikė ir abiejose pusėse skandavo ir būtent tom sunkiom paskutinėm minutėm, na, o turbūt šeštadienį bus kitaip ir šitas sirgalių palaikymas eis jau Energijos pusėje. Turbūt iš Vilniaus taip pat važiuos, bet kaip būtent nusivežti tokį patį gerą žaidimą ten ir šeštadienį įveikti vėl Energiją? Aš tikiuosi, kad tai buvo, ko mums labiausiai reikėjo, tai pasitikėjimo savimi. Mes tikrai dirbam gerai, treniruotėse ir salėje visur mums tiesiog reikėjo tokių rungtynių, reikėjo tiesiog nugalėti Energiją. 3 kartus jai pralošti ir 4 kartą, jeigu čia dabar, tai būtų didelis smūgis mums. Ir dabar jau, kaip bebūtų, eisim toliau, kaip visą laiką pergalę, bet jau su pasitikėjimu, kad mes galim juos įveikti šį sezoną. Hockey Punks! Let's go! Tai bandysim nusivežti tą patį. Viską tą patį. Tai faina, kad po dienos vėl žaidžiam. Ačiū. Tai treneri, koks jūsų komentaras apie rungtynės? Tai neblogos rungtynės, kovingos iš abiejų komandų, tai pasakyčiau, gal šiek tiek nepasisekė, bandėm, spaudėm, neįmušė ritulys, neėjo į vartus. Šiaip nieko. Kaip sakoma, momentais tikrai žaidėm gerai ir čia aš jokios, kaip sakoma, tragedijos nematau. Ir būtent pirmasis kėlinys, kai Pankai pelnė 2 įvarčius, atrodo, kad jums gana sunkokas buvo. Kodėl taip manot išėjo? Tai man atrodo, Pankam buvo sunkokas, jie įmušė tik tais tuos įvarčius. Mes begalę turėjom momentų, neįmušėm. Jie šaunuoliai kontratakų porą padarė, įmušė įvarčius. Tai čia ledo ritulys yra kartais. Kai sakoma, gali atakuoti, neįmušė, priešininkas padaro kontrataką, sumuša, bet Pankai šaunuoliai irgi tikrai nenurašau, jų tikrai gerai kovojo, man atrodo, puikios varžybos buvo žiūrovom. Ir būtent apie antrą kėlinį ir trečiąjį buvo nemažai pašalinimų, ar manot, kad žaidėjai truputį nutrūko nuo žaidimo plano, pasidavė labiau emocijoms? Žinoma, čia, kaip sakoma, derbis lietuviškas, tai gal šiek tiek emocijų daugiau buvo. Gal kai kurie žaidėjai vitaminų per daug persigeria jų ar mūsų, nežinau, kad per daug tos energijos buvo ir naudoja ją ne ten, kur reikia. Tai, bet šiaip turbūt visi ir myli ledo ritulį už tai, kad jisai tokia kovinga sporto šaka. Ir turbūt šeštadienį, kai bus kitas mačas, turėsit namų pranašumą ir šį kartą galėtumėt jį išnaudoti labiau savo naudai ir tikitės kitokio rezultato. Mes visada einam laimėti, nesvarbu prieš kurį priešininką. Tai
ar namie žaidžiam, ar išvykoj, mes visada stengiamės išspausti maksimumą, bet kaip gaunas, taip gaunas. Tai, manau, vėl bus žiūrovui, kaip sakoma, mielos akiai rungtynės. Ačiū. Ačiū visą.